Sveiki susirinkę į ypatingą Wolfas Engelman jubiliejų. Ir tikrai šiandien džiaugiuosi būdamas čia. Ir tai nėra tik tai frazė. Todėl, kad aš iš tikrųjų turiu rinktinės šimtus tūkstančių putojančių priežasčių džiaugtis, kad galiu pasveikinti Wolfą Engelmaną. Dar yra ta priežastis, kuomet siela blaškosi, siela kažko neranda, bet staiga išgirsti psk. Ir siela nusiramina, iš karto pasidaro geriau. Taigi, dėkoju Jums, kaip Jūsų produkcijos mylėtojas. Ačiū už tai, kad suteikėte tas ypatingas akimirkas, kai mes, tie, kurie esam ištroškę, galim užmerkti akis ir trumpam, bent jau pirmiem 4 gurkšniam pasaulis sustoja. Taigi dar kartelį pasveikinkime visi. Wolfas Engelman, 170 metų. Labas vakaras. Dragus Poni ir Ponios. I'm truly happy and honored to be here to represent the Olvi Group tonight. But to me, it's about the people. It's about the way they look after their environment and the products that they serve. Now, I've only been in the group for a short while, but I can assure you that Wolfas Engelman is a company I admire. And I wanted to thank the generations that have been before us, the generations that have created this business. I want to thank you all for everything you do every day to bring us yet to the next level. Pirmą kartą Wolfas Engelman istorijoje čia svečiuojasi karališkosios šeimos asmuo. His Royal Highness Leopold Prince von Bayern. There's no barriers. And I think that's the most important on beer. You can sit on a beer table, whether it's a president of a country or whether it's a worker from the street. On a beer table, we are all the same. And we all have the same, hopefully the same enjoyment. The tradition is there. The cooperation has been over centuries, and I hope we'll make it alive and new and successful. Thank you. Alus gerti sveika. Mes visada pagerbėme tuos, kurie turi širdį, kurie turi protą, kurie dalyjasi tuo, ką turi su kitais. Kam ordinai, kam medaliai, o kam nieko. How long do we gotta stay here? We don't know in one lies. All of the clothes are designed. Noriu jums visiems padėkoti. Padėkoti už šitos puikius metus, kurie nebuvo lengvi, bet kai mes visi kartu švęsime 175 metų jubiliejų, tai tada sakys, nu ką ten buvo prieš tos 5 metus, kokie ten rūpesčiai. Ten malonumas tik tai buvo. Be galo daug gerų dalykų vyko per šitos metus ir ačiū Jums visiems, kad mes kartu visą tai padarėme ir sukūrėme daug gražių dalykų ir ateities kartoms.